как так получилось, что здание общества Руты оказалось изданием Малого театра? Oi, это долгая istorija. Kaip atsitiko, kad Rūtos draugijos pastatas pasirodė esąs ir Mažojo teatro pastatas? Bet ar žinote, kada priėmėte sprendimą? O, tai ilga istorija. Žinojau, bet nepamenu kur. Kartą buvau šiame pastate ir prisimenu, kad jis priklausė televizijai. Buvo montažinės, atlikome praktiką. Atėjome 2 kartus ir mane sukrėtė vidinis kupolas. Мне же нужно пространство, где я видел. Ir pagalvojau, kai kūriau Galilėją. Pagalvojau, man reikia erdvės. Kur aš ją mačiau? Man nepavyko rasti. Apvažiavau visą Vilnių. Kur tai mačiau? Pagaliau radau. Štai kur jis. Tik ten buvo radijo ir televizijos choras. Под всякими предлогами, то я архитектом. Patekau į vidų visokiais pretekstais. Kartais vaizdavau save kaip architektą, kartais kaip vadovybės darbuotoją. Я осматривал эти залы, эти помещения. Ir apžiūrėjau šias sales ir patalpas. И хотел еще пойти тогда. Aš norėjau eiti dirbti į televiziją. И возобновить, наверное, он когда-то был телетеатр. И возобновить, и здесь сделать театр. Ir vėl, kaip kažkada, atnaujinti televizijos teatrą. Ставить спектакли, их здесь транслировать и так далее. Statyti spektaklius ir juos transliuoti. Но разными встречами, через разные встречи, через разные убеждения. Skirtingais susitikimais įtikinau juos, kad jų choro egzistavimas čia yra beprasmis. Ir tada pasirodė Dekanidze. Visi pareiškė pretenzijas į šį pastatą. Atėjo bankininkai. Buvome pirmasis miesto teatras. Ir šie turtai priklausė miesto jurisdikcijai. Nuėjau pas Brazauską. Jis prižiūrėjo visą statybą. Курировал всю стройку, все эти. Вот. А мы уже были знакомые. O mes vienas kitą gerai pažinojome. Ну и он посмотрел на планы. Jis pasižiūrėjo į planus ir paskambino Vileikai. Vileikis такой был. Vileikis председатель. Vileikis buvo toks miesto komiteto pirmininkas ir pasakė: Vileikis, Vilnius нужен театр, ты не думаешь? Vileiki, Vilniui reikia teatro. Ar tu taip nemanai? Matyt, ten pasakė, na taip. Vadinasi, toks Tuminas pas tave ateis. Ar pažįsti tokį režisierių? Na, jis ateis, pažiūrėk. Man atrodo, kad jam reikia šių patalpų. Jis tikrai nori. Na, taip ir nuėjau. Vileikis man pasakė, taip, Tuminas. Man atrodo, mes laikomės nuomonės, kad mums reikia teatro. Toks naujas, nepriklausomas ateities teatras. Taip. Taip ir gavome. Ir tada Dekanidze, žinoma, kreipėsi ir bankininkai kovojo, grasino. Žinai, tuo metu viskas buvo baisu. До каких-то, знаете, там всякое было же в то время, страшно. Потом вам Čiurlionis помогал? Да. O tada Čiurlionis jums padėjo? Taip, bet aš turėjau viską įrodyti. Это все доказывать на каждом. Tai ne tas pats čia Čiurlionis ir visi atkrito, ne. Kodėl Čiurlionis? Kaip Čiurlionis? А что Čiurlionis? А вот O tada mes radome uždangą. Laiškuose perskaičiau, kad yra uždanga. Yra. Važiavome į Kauną. Mes radome tą užuolaidą, įsivaizduokite, radome rūsiuose, lentynose. 6 metrų uždanga. Paėmėme ją. По руку там. Мы его отдали, выделили деньги. Skiriame pinigų gamyklai, kurioje dirbo brolis.
завод, Тесозавод, где работал брат, 20 тысяч, помню, рублей на реставрацию, 20 tūkstančių rublių restauravimui, kaip pagalba. за которое потом все же били. Dėl to tada visi mus mušė, nebuvo įmanoma suteikti finansinės pagalbos. Лабдера, то есть. Ужасные были. Įstatymai buvo baisus. Na, neteisėtumas egzistavo. Так вот. И этим надо было доказывать. Сегодня я горжусь даже. Viskas turėjo būti įrodyta. Šiandien aš net didžiuojuosi. Niekas nežinojo, kad uždanga egzistuoja. Ну и когда было обнаружено на журнале «Барей», O kai buvo atrasta, через месяц, po mėnesio žurnale Barai buvo viršelis. занавес, тот же занавес, Uždanga ir parašyta Čiurlionis. Uždanga. все. То есть опередили нас. Greitai mūsų aplenkė. Nežinoma, būtų gėda nežinoti, kad vis dar turite Čiurlionio uždangą savo archyvose. Еще Чернёнин. Вот такая находка. Štai radinys. Jis taip pat buvo labai naudingas. И когда хотел открыть Малый театр, O kai norėjau atidaryti mažąjį teatrą, tada paprašiau Kauno muziejaus kažkaip perleisti mums tą uždangą ir leisti mums ją čia pakabinti ir atidaryti teatrą. Jie nedavė. Eksponatas jau yra amžinai. это экспонат. Dabar temperatūra, drėgmė ir panašiai. Tai brangus verslas. Ir taip toliau nedavė. Далее. И это многостоящее дело перевести и так далее. Ну, не дали. Так мы копию нарисовали на Taigi padarėme kopiją размер. ant aikštelės. Но копию делали этого занавеса на стене. Да, вот так. С колоколом, и так, Čiurlionisом. То есть вы продолжатели? Да, да, да. Jūs esate tesėjai. Дай Бог. Taip, duos Dievas žinoma. Tame pačiame koridoriuje. Teatras gyvuoja. Jokių sandėlių. Tai labai sunku. Нет складов, нет, это трудно очень, конечно. Конечно, мы замышлял я сначала как лабораторию, где рождались бы Žinoma, iš спектакли. pradžių sugalvojau kaip laboratorija, kurioje gimtų spektakliai, bet būtų rodomi įvairiose Lietuvos Здесь scenose. была бы студия, которая возникали спектакли. O čia būtų studija, kurioje vyktų pasirodymai, tokia mokykla, savotiška teatro meno studija mokykla. А не могли на это Tačiau jie согласиться. negalėjo su to sutikti ir skirti pinigų restauravimui. На реставрацию деньги, на школу. Либо театр, тогда да, пожалуйста. Arba teatras. Согласиться. Tada taip, prašau. Когда Na, aš sutikau. по просьбе Tebūnie всех teatras. Brazauskas vyriausybės Kai mūsų visų bendrų sutarimų ir prašymų ponas Brazauskas grįžo į premjero postą, позвонил мне. pirmiausia, jis man paskambino ir pasakė, Ну, Tuminas, laikykis po metų bus teatras. Через год будет театр. А я же сказал, нет, не надо, не aš спешите. pasakiau, ne, neskubėkite, nes mums patinka, kaip mes gyvename. Нравилось то, что как мы живем. Потому что мы жили в гастролях. Gastrolės, keliaujam į festivalius aplink Europą, po visą Ameriką. Вообще колокола я очень люблю. Aš labai myliu varpus, Колокола. varpų muziką. Музыку колоколов. И вообще я везде, где Visur, kur vaikystėje keldavomės iš kaimo į kaimą, почему-то очень близко kažkodėl жили gyvename visai netoli bažnyčios. к костелу. Очень близко, вот что рядом. И Viskas šalia. он всегда Ir varpų skambėjimas mane visada lydėjo. Garsus, aiškus. во дворе, как будто бы здесь рядом. Tarsi kieme, lyg čia šalia. И в каждой Ir kiekviename деревне kaime, skirtingose разных vietovėse, Вообще колокол это красивое. varpo skambėjimas gražus. Ну, а это взял я от Čiurlioниso плаката. Ir pats varpas. Колокол. Na, aš tai paėmiau iš Призывающий Čiurlionio колокол. plakato. Вот это. Ну и скажу, это тайный замысел. Turėjau slaptą mintį. Когда вот сейчас... Dabar gal надо man parašyti prašymą? заявление Gal priimsi взять mažąjį мне. teatrą? Может, примут малый театр. То есть я надену перчатки, цилиндр одену, смокинг, все это. будет. Užsidėsiu pirštinės, cilindrą, smokingą, viskas bus. Aš atrodysiu toks senas ir gražus. Подойду к этому колоколу.
aš prieisiu prie šio varpo, jūs turite mokėti elgtis su varpu. Ir vietoj įprasto skambėjimo skambinsiu šiuo varpu, kad jau turėtumėte eiti į salę. Вот, перерыв. Pertrauka. Я опять. Подписывать автограф. Нет, никто меня не узнает. Никто не знает, что какой-то старик. O per pertrauką dalinsite autografus? Ne, manęs nepažins. Kažkoks senis su cilindru. Aš apsivilksiu teatro kostiumą. Per pertrauką taip pat. Tada antras veiksmas. O visko einu namo. Palieku visus šios drabužius, persirengiu ir einu namo. Štai toks darbas. Šią vietą savo paskyriau. Sukūriau. Man tai reikėjo paaiškinti, kad aš noriu būti šiuo varpininku. Niekas net nedasiprotėjo. Niekas nesuprato mano plano. Я выполнил почетную миссию и просьбу великого грузинского режиссера Роберта Стуро. Leiskite perskaityti didžio gruzinų režisieriaus Roberto Sturua laišką. Дорогой Римас, Mielas Rimai, kaip sekasi? Nieko neklausiu apie tavo kūrybą. Esu tikras, kad ir toliau statai genialius spektaklius. Labai apgailestauju, bet aš negaliu pasigirti tuo pačiu, ypač epochiniais atradimais. Būk sveikas ir kurk tiek, kiek gali. Ir staiga man praneša liūdną žinią. Tu palikai šią ašarų pakalnę. Bet aš toliau rašau laišką. Greitai pasimatysime. Pasistengsiu, jei pasiseks pastatyti tavo atminimo vertą spektaklį ir pasibelsiu. Iki pasimatymo, didysis. Tavo Robertas.
Projektą iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.